Sveiki draugai, žvejai. Keista iš tikrųjų sėdėti žvejybos vietoj, o dar įsijungus kamerą. Nežinau net nuo ko pradėti, tai tikrai visų pasilgau. Pasilgau žvejybos, pasilgau filmavimų. Nors su filmavimu po tokio laiko sunku įsivažiuoti. Bet nieko, kažkaip mėginsim. Taip, buvau dingęs, taip nieko nepranešiau, atsiprašau, labai kaltas. Bet gyvenimas yra gyvenimas ir būna tokių akimirkų, kad turi kažką aukoti dėl kažko ir žodžiu, taip buvo, kaip buvo. Žiūrim į priekį, judam tolyn ir šiandien esame prie upės. Jau ruduo gilus, jau toj žiema, tai nusprendžiau pradėti žvejybą atmatoje. Na ir rudeniška atmata, iš tikrųjų daug prisiminimų, žuvų ir taip toliau. Daug žvejų iš tikrųjų privažiavę. Tai bandysim pagauti karšių. Ką čia daugiau be pridursi, reikia bent kažką pagauti, nes tikrai seniai bežvejojau, buvo keletas žvejybų, bet nesėkmingų, tai tas dar numušė ūpą, keli video neišėjo, nes tiesiog buvo tragiška žvejyba, tai, bet, kai buvo taip, judam pirmin, ane? Tai žodžiu, ką aš čia dabar darau? Upė, pasišiaušus kebežį, žodžiu, neša viską, 140 gramų šėryklą, 25 metruose neša kaip pūka, bet kažkur užsikabino. Bandžiau 30, tai dar stipriau neša, tai žodžiu, gaudysim 25 metruose ir kotas, aišku, tam atitinkamas. Šėrykla irgi tokia nemaža, 140 gramų ir bandysim dabar jaukint. Viską pasiruošiau. Tai nežinau kokį. Gal prasimėtimai reikia, kokį gal 10 šėryklų sumest. Bandysiu pakarpyti slieko gal nemažai, nes ruduo. Žuvis prieš žiemą gal maitinasi, gal dar ne. Kas čia žino, tai bandysiu paduoti daug slieko karpyto, kasterio. Ir turiu matyliaus. Paskui dar parodysiu, ką aš čia turiu ant stalo. Ir tai tokia ta pradžia, tai nežinau, bandau pasijaukinti ir matysim, kaip čia mums seksis žvejotoj, pasišiaušusioj atmatoj. Tai va, iš tikrųjų smagu grįžti. Šiaip oras šiandien galvojau, kad bus baisesnis, bet šiaip nutaikiau neblogą, tas rūkas krenta, bet svarbu nelyja, tas kritimas dar gali kentėti. Vėjo nėra, toks kartais atvažiuojant rodė +4, bet kai vėjo nėra ir nešalta, tas +4, be striukės sėdžiu visai nieko. Aišku, įdienojus gal reikės striukės. Gerai, užteks pliurpt. Aš žiūriu, galvojau sunkiai seksis, bet žiūriu, pliurpiu aš čia, čia nežvejoti, o papliurpti. Tai net per savo kailį, kaip noriu užsimesti. Tai žodžiu, nežinau, jūs kankinsiu čia su to jaukinimu. Matysiu, tai žodžiu, varom. Užpaspaudžiau, ne? Tiesiu startiniui sliekų. Gan nemažai. Pasikarpom. Taip, duodam kasterio, biškį patraiškom.
Ir dar čiut matyliaus. Va tokį kalną sujaukinsiu tašką. Aišku, kiekvienu metimu uždadėsiu tiek kasterio, matyliaus, sliekų. Tai dar tuo pačiu galiu parodyti. Tai matylius, sliekų, kasterio, dzikų, kukurūzų dar pasėmiau. Matysim, naudosim, nenaudosim. Bet svarbu turėti. Na ir ką, pradedam. Taip. Nu, kabliuko aš manau nesimažinsiu. Keturioliktų kaizų. 0,12. Nu, gerai, bandom. Bandom šitą. Šiaip su žolė, tai na, aišku, čia jaukinant mažai čia išlaukia, bet žolių nėra ant valo. Viena, kita tokia mažytė žolytė. Tai gali būti, kad žolių daug neturėsim, kas yra labai gerai. Taip, ką dedam ant kablio? Ant kablio turbūt dedam to, ko jaukinam. Duodam slieką. Slieką. Kokį mažiuką sliekiuką. Dar kokį. Vieną mažą. Vienam nusegam uodegą. Prikabinam tą uodegą. Dar, kad išsiskirtų. Aišku, ten kasterio. Dabar ir, bet vat dzikas. A, juda, galvoju, nejuda. Tai ką, duodam matyliaus kasterio dar į šėryklą. Tai vat, ką, pirmas metimas. Kažkokie pirmi prisilietimai vyksta. Bet tokie dir, tai kas nelabai gerai. Aišku, to daug gyvo, tai gali pūkių prikviesti. Ir karšių tuo pačiu. Bet šitas dir, aš manau, kad čia bus pūkis toje pasikabinės. Taip, reikia, manau, traukti. Čia bus. O, ne pūkis. Kuoja.
kad turim pirmą žuvį kuoją. Dėkui. Nu, žolytė biški kabinas, matau. Biški ilgiau palaukia ir jau. Bet nėra tai baisiai. Nu, ką sekantis žuvis galėtų būti karščius. Nu, arba jeigu einant taip lygiais, tai kuoja, plakis koks stambesnis, paskui karšiukas ir paskui karšius. Toks didelis. Bandėm slieką, gal matylių pabandom. Matyliaus pamaut. Nes matyliaus irgi nemažai dėjau į šėryklą. Pavarom matyliuko taip nemažai. Ta matylių maut nėra iš mėgstamiausių darbų, bet ką darysi. O tų prietaisų kažkaip nežinau. Tai kur pakabinė su gumikė daug. Nu bet va tiek, kiek čia aš, 8 kokius sumau dar dzikangalų. Nu ką žinau, kiek čia trunkinu. Biški toks užnisantis, bet susimauni tu jos. Ten tą prietaisą vėl papildoma vieta. Jam. Aišku, jis ten neužima daug vietos, bet kažkaip. Nu ką, laukiam karščio. Mes norim karščio. Nu, kadangi turėjom kibimą, ilgai nelaukiam. Traukiam, nes gali sėdėti žuveliokas ir lauksim be reikalo. Nu, čia ne žuveliokas, čia jau krūmas kažkoks. Dabar bandysiu kokį porą dzikų ir vos kelius matylius. Kad būtų raudonos spalvos prie dzikų. 2 matyliai, 2 dzikai. Taip. Duodu matyliaus kasterio. Reikia ritės dragą susireguliuoti. O tai pakirsiu karšį ir gūsų tiutių. Aišku, gaudau su feeder gamu. Inline sistemėlė paprasta. Jau visiems iki gyvo kaulo žinoma. Aišku, nuo šviežiai iškeptiem žvejam gal tai dar ir nauja. Kaip jie susirišti ir panašiai, kas tas feeder gamas, labai daug klausimų būna. Tai tikrai nėra sudėtinga. Feeder gamas tai amortizuoja žuvies smūgius. Ypač didelę žuvį, kai traukia. Tik aišku, turi būti viskas sureguliuota.
ir dragas. Aišku, dragą reguliuoja stemdom, tempiant žuvį dar gali suspėti. Bet geriau iš karto su atbiškiai atsileidai, kad turėtų išėjimo. Ir ramiai tada gaudai. Nu, kažkas čiupinėja nedrąsiai tos masalus. Tokio užtikrinto kibimo. O. Čia biškį užtikrinčiau kimba. Buskuoja jaučiu. Arba plakis. Nu, kaip sakiau, dabar turėtų būti plakis. Ne. Vis dėlto kuoja. Da, žiūrėsim, gal neatsikratysimės jų. Ai, kaip bebūtų. Svarbu kažką gaudom. Svarbu kimba. Svarbu išeis laida. Nu jau ką be pagaustus, tiek jau šį kartą laidą išleisiu. Nes nu reikia važiuoti pirmin. O jūs tuo tarpu, kad žvejybos kanalas grįžo, uždėkit laiką. Vėl kuoja. O, plakis. Pagaliau mūsų planas eina teisinga linkme. Plakį turim. O šiaip tai kol kas nieko gero. Nieko gero, nieko stambiau. Bet dar tik pradžia. Tašką jau jaukinam. Paduodu vis dar gyvų. Dar jaučiu keli metimai, dar bandysiu pavadėlį ilginti. Biški stambesnė žuvis. Nu jau tokia jau
Jau. Bet mes ne šito norim, bet jau gerai. Jau vis nesmulkmė. Gal vėjas tas pakėlęs biškį sujudins žuvį. Vanduo vis šaltin kažkaip. Pirmis dar nebuvo šalt merkt rankų. Bet dabar jau labai malonu. Šiaip dar neblogai sėdžiu tarp krūmų. Gal to vėjo taip nesijaus labai. Dar viena graži koja. Čia jau graži. Aišku, ne mekšras, bet ir tas gerai. Bet aš norėčiau karišį. Visko gali norėti. Visko. Bet tai kas iš to? Ir kaip ir. Nu, dabar duodu to matyliaus kasterio daug. Mateisim, iki ko čia dais. Arba visai tašką užmušiu. Arba ateis karišis. Arba toliau keps tokios kojos gražios. O tai visai nėra blogai. Gaudau ant sliekų. Į karmuškę daug kasterio, daug matyliaus. Slieko dabar taip nebekarpau. Paskui gal matysiu, gal be slieko geriau. Koks kibimas. Bet irgi jaučiu, koja bus. Jo. Koja. Nu, neblogos tos kojos. Nu jau, žvejyba kaip ir užskaityta. Kelios neblogos kojos. Netuščiom.
Bet aš manau, kad karšį mes dar pagausim. Jeigu ne šiandien, tai kitą dieną. Kažkada pagausim. Tai nėra ko čia pergyvent labai. Nekibo šiandien, kibs rytoj. Bet dažniausiai kimba vakar. Ir geriausiai kimba vakar. Būtent tada, kada tu nežvejoji. Jau tokias kojas jau. Aišku, būtų kotas biški liaunesnis. Gal ir būtų visai smagiau jas traukti. Bet į tai neblogai. Kas čia dabar? Opa. Žinia, karšį turim. Jo. Turime karšį 15. Gal dabar jau turim kažką rimčiau. Ne. Koja, blemba. Nu, ramiai. Nu, ramiai sakau. Ai, tu. Blemba gražios kojas. Nu, bet ne to mes norim, nu. Jau galvoju, gal karšis, bet... Ai. Mes norim karščio, bet jo nėra. Yra, manau, bet jis nekimba kažkodėl man. O išskirtinai man jisai nekimba šiandien. Bet kimba gražios kojos. Nežinau, ar mesti sietą, nemesti, kažkaip nežinau. Labai tingiu su tuo sietu čia, dar paskui šlapia įvežtis. Aš manau, jeigu pagaunam karšį, tada dedam sietą. O tas kojas tai čia paleidinėsiu, tikrai čia nežaisiu. Tai va, yra karšis, yra sietas. Nėra karščio, nėra sieto. Ir bus gerai tada. Nes karšį galvoju, gal parsiveščiau visai. Kokį vieną. Gal ir 2. Matysim. Reik pagauti pirmą. Bet kojos. Neblogai. Užskaitau. Tai ne tos, kur pradžioj sprindinikės. Čia jau per gerą delną. Ir daugiau dar. Čia kaip ant ešerių, saka, skutamas ar kepamas, tai čia jau irgi tokia jau
Jau gali ir pavalgyti iš tokių. Nukimbam, kažkaip žaidžia. Karts gerai, greitai užkimba, kartai žaidžia, nesuprasi. Aišku, kažkas užkibęs. Tai yra plakis, sausarūris, bet toks nupezęs. Kaip tu čia taip? Dapsišikai čia prie žiūrovus. Fu. Šiknis. Ai. Šiandien beje, kai žvejoju, yra sekmadienis. Ir turiu tik vieną laisvą, per kurią ir išvažiavau. Va, masalas. Ir va čia, nežinau, matos, nematos. Kai montuosim, pamatysim. Bet jaučiu matys. Šėryklą pilna vėl gyvo. Pusiau gyvo. Kasteris ir matylius eina toliau. Slieku neduodu dar. Vėjas pirmais kilo, bet biškutį papučia. Nebaisu. Tai aišku, prasideda didžiųjų kojų kibimas iš kitos pusės. Ačiū kojai. Jau. Ramiai. Kojanzas. Varyks. Bet išsyk, jeigu didesnis žuvis, tai kibims toks įdomesnis jau, toks jau aiškesnis. Vėl koja didesnė. Na, ne tokia jau ir didesnė čia. Oi, blemba, kaip aš pastačiau tas kojas. Plaštą jauką įsipyliau, bet jauką reikia paimti, biškį pramaišyti su vandeniu, nes jis bus biškį padžiūvęs dabar.
Na va dabar biški padrikinau, bus biški daugiau drėgnesnis, lipnesnis, nes kibirė kaip pastu, tai prieš įsipilant gerai biški prapūstį su vandenuku, nes mums dulkių nereikia. Ką, nuėjau apsisiausti, jau šalta. O, kaip tik kibimas liktai. Dar bandau sliekų duoti. Pakarpau. Dar kažkaip vis tikiuosi iš to taško karšį ištraukti. Sveiki. Ir kaip? Nieko gero. Už dugno kimba, ne? Kojos tokios neblogos, kibo, tos nustojo kepti. Ne. Tokios gražios per delną. Jo. Bet karščio kažkaip Nu, neina. užvakar tai pažįstam čia už tilto iškart. Tai, sako, nuvažiavau, vieną dugninę užsimečiau, antrą tvarkau, žiūriu, kimba. Pakirtau virš kilogramų tokį. Tik, sako, tą užmečiau vėl. Tai dvi iškart, nu ir paskiau dar vieną pagavo. Srovė irgi, ne? Jo, toli neina numest, neša viską. O jūs bandot ar bandysit? Bandžiau, ne. Nei vieno. Vieną kartą pajudina, matyt, pūkys koks. Aš ten girdėjau, nuo į pusę lyg turi pasigavę, vieną neblogą ten girdėjau. Telefono, ko jie šnekėjo. Nu, sveiksmi ten. Karščio vis nėra. Bet užtat, kai užkimba, tai užkimba kartais. Kaip matot, reikalai pasikeitė į kitą pusę. Tai pasidariau antrą kotą. Ir dabar gaudau tą vadinamą donkę. Tai vieną toliau metu, kitą arčiau. Ir jau ant vieno turėjau kaip ir kibimą, bet paliko. Tai kol kamerą sujungiau, gal ir pražiopsojau. Žodžiu, dabar tvarkaus, susirinksiu platformą, nusinešiu į mašiną. Tai bus tokia kaip jau ir link pabaigos, tai žodžiu, pusę dienos pagaudėm kojas, su jauku, su gyvais, žodžiu, karščio neėjo prisikviest. Tai gali būti, kad jis nesimaitina taip jau stipriai. Arba reikia toliau mest, bet toliau mest man neišėjo, tai laukia visokie bangų darytojai, mane nervina, tai neina ramiai pabūt.
birzgia, ūžia, bangas kelia, žodžiu. O taip, dabar sugalvojau, kad likusią dalį žvejybos taip paprakimarinsiu, pamėtysiu. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Gal karšis nėra aktyvus, gal jam toksai pavienis masalas kažkur yra įdomesnis. Tai žodžiu, tvarkausiu čia ir gal kažką tai pavyks. Gal pavyks tą karšį pagauti. Tai nuneši. Koja naruškimas. Nu ką, tęsim kojų žvejybą. Taip nuneši, taip šonas meškerį. Aišku, dar vieną. Nu ką, draugai, manau viskas, užteks čia kankintis. Kaip sakant, jau šalta darosi. Tai žodžiu, daryk ką nori, žodžiu. Daug masalų į tašką ir jaukai nepaėjo, gaudžiau koją. Irgi mėtymas to švino belenkur, nu irgi nieko. Nu gal klaidą padariau, kad gal reikėjo man ryte atvažiavus prasimesti, pabandyti be jaukų. Toks variantas, bet nu iš klaidų mokaisi, tai čia reikėjo tą variantą pabandyti, nes, kaip sakiau, daug kas gaudo čia taip. Bet variantas paduoti daug gyvų į tašką čia man yra atnešęs ne vieną žvejybą gerą. Tai irgi, vat, irgi taip, nu, važiuoji, nu, bandai ir viskas, nu, ką darysi. Tai žodžiu, tokia ta žvejyba šį kartą, gal kita bus geresnė, bus matyti. Tai žodžiu, važiuojam pirmin, važiuojam toliau su žvejybom. Aišku, gal video neišeis kiekvieną savaitę, kaip norėčiau. Bet tikrai bandysiu dabadėti, ar ilgiau video užtruks, ar greičiau, tai žodžiu, stengsiuos tikrai dėti. Na ir ką, ačiū, kad žiūrite toliau. Nepamirškit palaikinti, kas paprenumeruoti ir nei žino, nei uodegos. Ate.